tai parodo, kad mes esam iš tos mokyklos. Mes tokie ir atrodom geriau, žymiai patogiau nešiotis. Bet reikėtų kartais įdėti, penktadieniais bent jau leisti mokiniams patiems apsirengti vienodai, bet man nuomonė šiaip gerai ir taip. Ką aš galėčiau pasakyti, aš pati nežinau. Kaip aišku, labai gražu, kada vaikai nešioja švarkelius, bet kai jie ne vis laik nešioja. Jeigu sako taisyklės, tai nešiokit, kol nepasakė, kad galima nešiokit. Neturi pinigų? Ne. Ką? Kurie nenešioja? Nežinau, gal neturi įsigiję, gal nepatinka tiesiog nešioti, bet šiaip neturi nuomonės. Na tai, tiesiog nepatinka, noriu laisvą. Ar tai yra nenoras, ar tai yra neišgalėjimas to švarko įsigyti, ar tai yra užuomarša. Gali būti visokių variantų, reikia galbūt klausti. Tegul. Gal nori labiau dėmesį, bet tai tegul. Jei leidžiama mokykloje, tada tegul. Jeigu direktorius neprieina ir sako, kodėl dažais, tai tegul. Man labai keista. Ir dar artėjai. Baigti. Kas čia vyksta? Tai paįvairina žmonės ir jie kaip tik įdomesnį pasidaro. Nes man tai gražu yra, kai jie nustačio plaukus ar šiaip. Tikrai įvairiuoja. Va čia tai nežinau, jau žinokit, nežinau. Aišku, dabar laikai yra tokie, kad tikrai tos technologijos yra pažengusios ir žinoma norisi jaunimui turbūt išbandyti viską, bet aš nelabai sutikčiau, kad reikėtų besimokant mokykloje reikštis toje srityje, pavyzdžiui, dažytis ryškiai plaukus, labai ryškiai, skirtinėmis spalvomis. Nelabai pritariu. Man nėra tai labai kažkoks didelis grožis. Natūralumas, aišku, yra pagrindinis dalykas. Nu tai, nes uniforma visus padaro kaip avių banda, kad visi būtų vienodai apsirengę. Tai turbūt visiems žmonėms yra svarbu išsiskirti bent kažkiek unikaliam būti, o čia bent jau mokykloje atrodo galėtum apsirengti kitaip, bet va, uniformą įdeda. Nors yra gerai, nes kai kurios mokyklose iš viso yra pilna uniforma. Man nepatinka ir jausiu. Aš manau, kad kiekvienas žmogus gimęs yra individualus ir matyt, kiekvienas yra asmenybė, tai galbūt nori išsiskirti, kažkokį savo stilių parodyti, bet galbūt galima pagalvoti ir prie to švarko kažkokių detalių, kurios galbūt išskirtų iš tos visos moksleivių minios. Galbūt kitaip galima, galbūt savo talentais galima išsiskirti ir taip toliau, kad pažinotų ir žinotų jį.